Tai sveiki visi prisijungę ir dar besijungiantys. Pradedame eilinį jau 12 mūsų susitikimą ir kviečiu jūs ne tik stebėti, bet ir gyvai dalyvauti, atsakant į klausimus, dalyvaujant diskusijose su Olegu, nes kaip ir kiekvieną kartą jūsų laukia dovana. Na, o šiandien dar noriu ir trumpai pristatyti, kad webinarų maratonas jau 5. kartą vyksta prieš stovyklą Koučerio kelias, kuri vyks paskutinį balandžio savaitgalį. Ir ta stovykla, kaip jau minėjau, ir webinarų maratonas 5, ir coachingo stovykla 5, ir šiemet mūsų technika, kurią visą savaitgalį praktikuosime, tai yra Ikigai. Ir per prasmingo gyvenimo paieškas pomėgiuose, gebėjimuose, mūsų turimuose ištekliuose, einant link misijos, atrasime savo atsakymų. Be abejo, atsiras ir naujų klausimų, atsiras ir naujų iššūkių, bet tai yra labai gerai, nes kas nauja, tai veda į priekį. Ir stovykla skirta tiek esamiem coacheriam, tiek norintiem tapti coacheriais arba susipažinti su coachingu ir absoliučiai niekada nesusidomėjusiais coachingu, nes tai yra galimybė susipažinti su savimi. Giliau suprasti, kas aš esu. Instrukcijos mums gimus niekas neišskyrė, nesurašė, tenka patiems pažindintis ir ieškoti to kelio, kuris mums yra vertingiausias, prasmingiausias, kad jaustumės gerai. Ir kartais to mokomės visą gyvenimą, bet stovyklose būna didesnis pokytis, toks tarsi postūmis, energija, erdvė. Ir jūs be abejo stovykloje galite tikėtis tiek programos, kurią mes 5. kartą vis dėliojame taip, kad ne per daug ten įtalpinti, nes tradiciškai dalyviai sako, jau pavargom nei atsikvėpti, nei pasikalbėti, tik tai programoje. Tai bus programa, bus dalomoji medžiaga, kurioje galėsite žymėtis savo pastebėjimus, įžvalgas, atlikti užduotis. Bus ir dalyvio pažymėjimas, na ir jūsų laukia pasiruošusi lektorių grupė, kuratoriai, mentoriai, tam, kad jūsų dalyvavimas stovykloje būtų saugus, komfortiškas vidinėje būsenoje, bendravime, o tuo pačiu ir patogiai gyvensite, nu ir be abejo skaniai maitinsitės, tikrai pernai išbandėme, nes taip pat stovykla vyko Roko sodyboje. Tai mums patiko tiek šeimininkai, tiek jų rūpestis, tiek skanus maistas ir tvarka. Na ir mūsų dalyviai taip pat atsiliepimuose pabrėžė, kad visa tai tiko ir jiems, tai kartojame. Tik turinys keičiasi. Na ir nors už tą kainą jau mūsų gerbiami lektoriai webinaro vis jau tai pasišaipydami, kad kaip mes čia taip vos ne už dyką, ne visai už dyką, bet vis dėlto tai tikrai mūsų noras, kad kuo daugiau žmonių pajustų tą galę susipažinti su savimi, coachingo įrankių galę keisti tai, ką norime keisti. Ir todėl maratono dalyviams dar laikome nuolaidą, o paskui jau bus taip, kaip bus. Tai kviečiu, kurie dar abejoja, klausti, kurie klausimai jaudina ir pasiryžti prisijungti prie mūsų, kol yra vietų. Na, mūsų komanda, su kuria dirbame ir dalinamės visus rūpesčius, džiaugsmus ir vargelius, tai Jarūnė, Reda, Sonata, Vitalija, Ramunė ir aš, visos coachingo specialistės ir plus įvairių technikų, įvairių mokymų tiek dalyvės, tiek vedančios. Na, vienu žodžiu, saviugdoje turime pakankamai patirties.
Na, o šiandien man ypatingai smagu pristatyti Olegą, todėl kad 2014 metais tai buvo mano mokytojas, įvedęs per savo supratimą į coachingą. Tai buvo ICF sertifikuotas kursas, tada gautas ir coacherio sertifikatas. Nors mano coachingo pradžia buvo 11-12 pirmieji mokymai ir jau aš turėjau savo sesijų, šiek tiek klientų. Bet Olegas atskleidė visiškai kitą coachingo pusę, ne technikos, o pats žmogus, pats coacheris. Ta aš labai įsiminiau ir Olegai grąžinu pačiam tokį to meto iš mokymų mano išsineštą vieną labai stiprų pastebėjimą man, dalinuosi, nes gal kažkam irgi bus naudinga. Olegas sakė, na, yra žmonių, kurie ateina būdami taške A ir nori patekti į tašką B. Ir su coacherio pagalba per vieną ar per kažkiek sesijų pavyksta pasiekti norimą tikslą. Ar tai asmeninis gyvenimas, ar tai darbinis, profesinis kelias. Bet yra žmonės, kurie ateina būdami A taške, kalba apie tai, kaip jie nori patekti į tašką B, bet visą laiką būna kažkur per vidurį, kažkokiame C taške ir iš jo nejuda. Ir Olegas sako, tai jūs jų ir nejudinkit. Palikit juos ten, nes jie nori dar toj savo pelkiai pabūti. Jie tiesiog nėra pasiruošę. Jie kalba apie tą norą kažką pasiekti, bet jie nėra pasiruošę. Palikite juos ten, tam laikui, kiek jie nori ten būti. Tik pasakykit, kad jūs matote tai. Tai man buvo labai stipru. Kaip čia pasakyti, pradžioje, kai dar tau atrodo technikos svarbu, čia tave sustabdo tokiam, kad taip ir palik klientą. Tai šiandien aš ir kviečiu dalintis apie kitokį coachingą. Olegą, kurio patirtis, kaip girdėjote, pakankamai didelė. Na ir žiūrėsime, kur mes šiandien nukeliausime. Tai Olegai, dar kartą labai didžiulis ačiū už tą laiką. Besimokant, nes gavau patirtį, technikas galima lengviau išmokti, o tą būseną coacherio. Tai vat šitą aš išsinešiau ir tuos visus metus taip ir dėkoju tau, kai tik prisimenu, kažkur pamatau socialiniai medijoje, tai galvoju, ačiū. Jo. Tai aš Olegas ne tik coachingo specialistas ir dabar vedantis coachingo grupės, bet ir psichoterapeutas, bet ir keliautojas, ir aktorius, ir muzikantas. Tada ką apie save pasakys, bet dabar kviečiu ir patį prisistatyti, jeigu kažką praleidau. Tai aš, kai manęs klausė save pristatyti, aš stengiuosi to išvengti, nes bet koks pristatymas liktai įrėmina. Reiškia, esu coacheris, tai kažko nesu tada. Bet klausydamas Birutės, pagalvoju, kad, kai jinai pasakė, kad palikit jūs tos klientus, kurie nenori pokyčių, ramybėj, tai nežinau, šitas mano pristatymas gal biški, kaip ir perspėjau Birutę, kad gali ir jūs šokiruoti, kad aš netgi pasakyčiau, kad palikit jūs ir save ramybėj, tam taške C, ar kur jis bebūtų, nes atrodo, mums reikia to B, to taško galutinio, ne dėl pačio taško, o kad atrodo, kad ten mes pagaliau nusiraminsim. Kad atrodo, pasieksiu tašką C ir jau galėsiu pailsėti. Ir mes tokius taškus statom savo ir taip einam. Ir iš tikrųjų mano įėjimas į coachingą buvo iš verslo ir pradžioje jis mane labai taip sužavėjo, nes toks buvo kaip
tikslų sudėliojimo, metodas, tokia efektyvumo, žingsnių, atsakomybės, ir visų dalykų. Bet paskui buvo tokia kaip krizė, nes pamačiau, tokį labai stiprų, kai jau pradėjau psichoterapijos mokytis, ten tokios grupės yra ir pamačiau, kad mano toks bėgimas į tą B tašką, aplamai visą gyvenimą būdavo. Ir ten tokia akistata buvo, kad aš bėgu ne link, o bėgu nuo. Ir taip giliai tada supratau, kad aš visą gyvenimą bėgsiu, tobulinsiu save, ieškosiu kažkokios geresnės versijas, naujų veiklų, naujų projektų, tikslų. Bet tai visada būdavo, kad atrodo, vat ten dar biškiai ir būsiu savo pakankamas. Dar truputį ir nusiraminsiu. Ir tas laikas, neateidavo. Ir dabar irgi beklausydamas prisiminiau tokį pasakymą, kad kai tau 20 nori užkariauti pasaulį, kai 30 nori pakeisti pasaulį, o kai 40 nori į sodybą. Tai aš nežinau, galima taip priimti labai taip subjektyviai, kad aš taip kalbu, kad man jau virš 40 ir irgi toks įdomu, pagal amžių prisimenu ten, iš rytų toks šamanas, toks labai, išmintingas žmogus irgi sako, nuo 20, jie rytuose ten 12 metų ciklus turi, kaip ir tie zodiako ženklai. Tai nuo 24 iki 36 skaitosi kaip klausimų metas. Nuo 36 iki 48 metas atsakymų, o nuo 48 jau toks aiškumo metas. Kai nėra klausimų, nėra atsakymų, bet kas tas aiškumas, toks atrodo, kai tiesiog ramiai patiri procesą. Ir man visada toks, kaip biškį maksimalizmo turiu, tai man visada norisi kažkaip eiti į tą galutinį tašką ir savo klientus vesti, kad į tą, nežinau, nurimimą besąlygišką, nes kodėl mums reikia B taško, nes atrodo, nežinau, čia jeigu taip iš tokios filosofijos imti, kad kai mes pasiekėm tikslą, iš tikrųjų ne pats tikslas atrodo duoda malonumą, o kada mes kažko norim, ar kažkoks poreikis atsiranda ir mes apie jį pradedam galvoti, atsiranda tokia, kaip įtampa viduje. Ir mes lyg tai to noru, iškeldami savo norą, sukuriam, automatiškai, ar kažkokį poreikį, automatiškai sukuriam, biškį nepakankamumą. Tada, visas toks, lyg tai pažadinam savyje alkį, ir tas alkis lyg yra priežastys atsikelti ryte, eit, skambint, daryti. Ir mes einam link tikslo, ir kada pasiekėm to tikslo, tas pasiekimas, atrodo, mums leidžia iškvėpt ir paleisti tą įtampą. Ir tą sekundę, nežinau, ten minutę ar valandą, ar gal dieną, pabūti nurimime, bet paskui toks atrodo, iš vidaus, mes negalim tam tokiam egzistenciniam vakuume ilgai būti, atrodo tada kažkokia ar savivertė krenta, ar tokia juntama destrukcija, kad jeigu stoju vietai, net Birutė ir pavadina tokia pelkė, mes tą jaučiam kaip pelkę. Bet, ką aš tiesiog pastebėjau per tokią savistabą, nes iš vienos pusės yra tokias, kaip dvi pusės visur, kad viena pusė, kad aš labai, man nepatikdavo tas pelkės jausmas ir man visada tada, ieškodavau, tai kas dar, to B taško ieškodavau ir tokių gražių taškų sudėliodavau ir mokyklą pastatėm per COVID-ą ir kažkaip ir architektų tapau ir tokį garsą kupolą ir paskui ir muzikoje, ir teatre ir visur pasiekdavau, bet tam tikrų momentų, besikartojantis toks lyg tai nusivylimas, kad pasiekiu, praeina tam tikras laikas, ir man vėl kažko norisi. Ir tada ieško, ko norisi. Bet pradėjau ieškoti, toks, kaip, nežinau, tiesiai, ramybės ir laimės. Ir tada pamačiau, kad, per tokią savistabą, kad būtent, mano protas ir toks, inercinis toks, kaip tokio pagreičio, kaip, aplamai, kaip, nežinau, ne kaip idėjas, o kaip gyvenimo stiliaus nupirkimas toks, kad taip ir reikia. Tada mane veda, visada kažko norėti, kažko siekti,
Ir, pradžioj tai gerai, atrodo, ir tame auginu ir savo, ir fizinės raumenės, ir psichologinės, ir tokio, koncentracijas visą lavinu. Ir tai yra, apie ką, dėl ko aš atėjau į coachingą. Bet kai psichoterapijoje toks apsisukimas buvo, kad aš lyg tai visą gyvenimą tada, bėgsiu, efektyvindamas save ir savo veiksmus. Ir, kažkaip pagalvoju, o kada mėgautis, kada tiesiog pabūt, džiaugtis. Ir pamačiau, kad, didžiausias priešas tam mėgavimusi, ir yra toks kaip, nekantrus protas. Ir įdomu tai, kad tame pagreityje irgi pamačiau, kad ne tik tai kartais sveikatą prarandu, bet ir kai atsiranda irzlumas, tada kažkur ir ant vaikų piktesnis, ir tada santykiai kažkur byra. Ir netgi kiekvienas tas pasiekimas, kurių jau daug, kad jau nėra kur dėti, kad jau atrodo, jie pradeda mane tokie kaip kančia. Ir kai pradėjau keliauti tiesiog su maža kuprinė ar Indija, Bali, ir aš pamačiau, kad man fiziškai tiek nedaug reikia. Ir atrodo, pastačiau tokių, netgi čia dabar miške gyvenu, bet 15 hektarų, ten 3 jurtas, molinių namų, pirtelės, žmonės priiminėjo. O visą vasarą aš tiesiog ant balkono tokią čiužinuką tokį, padėjau savo ir man taip gera buvo, matyti žvaigždės, ryte rūką kylantį nuo upės ir nieko nereikia. Ir šią vasarą, aplamai, praeitus visus metus su tokiu tikslu, kad neįsiu nei į santykius, nei į veiklas, o noriu pažinti save tokioj statikoje. Kas ten kyla, iš kur tas alkis atsiranda, iš kur tie norai, poreikiai atsiranda. Ir kada jie atsiranda tiesiog kaip jausmas, aš tiesiog stebiu, neatliepiu, nereaguoju iš jų, o stebiu. Ir pamačiau, kad kai tokia statika, kai nėra, atrodo, tokio vidinio veržlumo siekti ir daryti, atsiranda ta ramybė, pilnumas. Ir kas įdomu, toks pakankamumas. Aš pats savo pakankamas, pasaulis man pakankamas, bet mes visada bijom tos būsenos, atrodo, protas bijo, nes tame tada tas aš dingsta tas autorius, nes tada įvykiai tiesiog vyksta ir aš jiem atliepiu. Kažkokie žmonės atsiranda su kažkokiu projektu, aš viduje, jeigu įdomu, atliepiu ir po truputį pereinu iš tokios sėkmės paradigmos į tėkmės paradigmą. Nes Labai, labai gera, Olegai, klausyti. Parašykite, dalyviai, pasidalinkit, kokios jums mintys kyla iš tokio lengvo pasakojimo, kaip būti tėkmėje, tyrinėjant save. O aš dabar truputėlį noriu tokį kitą kampą paimti, per neurolingvistinį programavimą savo dalyviams pasakoju apie tai, kad dėmesys gali būti 2 krypčių – į save arba nuo savęs. Arba save tyrinėju, arba pasaulį tyrinėju. Tai maži vaikai labiausiai susipažįsta su pasauliu, kol paskui pradeda jau save atrasti, bet dabar imkime suaugusius žmonės. Na ir jeigu tos 2 kryptis, tai mes galime galvoti, imti 4 galimus scenarijus, kad pavyzdžiui viskas mano viduje yra chaosas, netvarka ir aplink mane yra netvarka, blogi žmonės, sudėtingos situacijos, karai, visokios baisybės. Tai kaip tada žmogus jaučiasi? Bet minusas viduje, minusas išoriai, tai gyventi nesinori. Tikriausiai, jeigu kas buvote patyrę šitą, nebesimato tos švieselės, jokio tunelio apšviesto nebėra. Yra kitas variantas, jeigu mano viduje viskas blogai, bet aplinka yra fantastiška, gražūs žmonės, sėkmingi, visko yra, pakanka. Ir tada toks žmogus netiki tą išorinę sėkmę, išorinių grožių ir tokiam žmogui nepapasakosi, kad pasaulis gražus. Jis netiki, nes jo viduje blogai, jo viduje chaosas. Na ir dabar imkime, kad tas vidus yra tvarkingas.
Na, pagaliau žmogus sugebėjo susitvarkyti vidų ir ten pliusas, viskas tvarkoj, bet, pavyzdžiui, aplinkoje yra minusas. Ten kažkokios griūtis, nesėkmės ir taip toliau. Tai šičia yra galimybė augti, nes protas vėlgi neturėdamas užduočių, tai vat, Olego atveju, tai man gera klausyti, jis protų susitarė ir liepia netrukdyti ir tiesiog stebi save. O šiaip dauguma mūsų turbūt žiūrėdami į tas nesėkmes išorėje, mes bandome daryti žingsnius, vienokius, kitokius, siekti, tada einame ir pas coacherius, ir pas kitus specialistus, kaip susitvarkyti tą išorę. O tas variantas, kai ir viduje gerai, ir aplinka pagaliau sutvarkyta, nu tai sėkmių sėkmė, laimingas gyvenimas, bet ar tikrai tada yra palaima? Mes čia su Olegu prieš truputėlį padiskutavom, čia jau yra vertinimas. Kaip, Olegai, čia tie pliusai, minusai. Nu, aš taip galvoju, kad vat, man, nu, vat, aš nežinau, nu, aš mokiausi, nes, nu, kai vasara va taip buvo ir vienas esi, ir ten iš tikrųjų, ten kaip protas, nu, kažkaip susitraukia, nu, ar kažkokia vienatvė užeina, ar mėnulio fazėse, nu, nežinau, ir ten, nu, iš tikrųjų, jeigu taip nuoširdžiai pasakyti, ten man buvo toks išsiskyrimas, toks skaudus, va, ir netikėtas, ir gal tai ir buvo toks, kad aš suprantu, kad mane iš išorės, nu, aplamai negali kažkas taip stipriai skaudinti. Reiškia, palėtė kažką viduje ir aš tada žiūrėjau, norėjau tiesiog prasiskverbti, nežinau, į vaikystės traumas, ar kaip vadinamas, ar kažkokias savo idealizacijas. Ir man vienintelė vieta, kurioje, aš nesakysiu, kad ant pliusas ar minusas, bet tokia atrodo, kai aš savo pasakau kaip mantrą, aš nežinau, kaip turi būti. Ir vat kai yra kažkaip žinojimas, kaip turi būti, nesvarbu, ar viduje, ar išorėje, tada, jeigu taip yra, galima pliusą dėti. Jeigu taip nėra, minusą dedam. Bet gyvenimas dabar turi tokį greitą dinamiką, kad, tą pačią dieną, viskas taip keičiasi, kad tie pliusai, minusai, ir tada atsiranda, toks kaip kažkoks, labai, daug chaosų tokio atsiranda. Jau tada nežinai, kas pliusas, kas minusas, net per valandą. Jeigu tos, nežinau, politinius dalykus paskaityti, tai kas vakar buvo pliusas, atrodo ta pati situacija, bet šiandien kaip minusas. Ir tada, protas labai stipriai, nori, kažkokią tvarką padaryti. Nors kažkokius kriterijus sudėti tiem pliusams, atspirties tašką. Ir aš tiesiog tada mačiau, kad tai veda į dar didesnį išsiblaškimą ir tokį vertinimą ir pavargimą. Ir, netgi sakyčiau, kančią. Net jeigu tai pažiūrėti ne apie politiką, bet kaip, pavyzdžiui, santykis stiprus ir jis nutrūksta, ir tada, viena dalis sako, kaip gerai, pagaliau laisvas. Ir į tą patį dalyką aš galiu pliusą dėti. Arba kaip liūdna po 5 minučių gali būti, ir minusas. Ir man vienintelė vieta buvo, kur nebuvo, kur neskaudėjo ir po truputį net tokia palaima, kai aš sakau, aš nežinau, kaip turi būti. Ir ką aš giliau pamačiau, kad kai aš nežinau, kaip turi būti, tada dingsta aš. Nes tas ego ar aš ir yra žinojimas, kaip turi būti. Arba kaip turi vykti santykis, arba kaip turi, kaip aš turiu atrodyti. Bet kai nėra žinojimo, tada nėra to vertintojo ir tada nėra kaip ir asmenybės. Ir ten ir įdomi labai būsena tokia atsiranda, kad ten nėra vakumas, o ten toks atrodo ir yra tas stebėtojas ir jeigu Olegas visada buvo toks kaip labai geras, efektyvus aktorius, ir versle, ir kūryboje, tik tai kažkaip pavargo. Ir kada aš atsitapatinau nuo to aktoriaus ir režisieriaus poziciją, tada aš tiesiog pradėjau stebėti, bet neįsitraukinėti. Netgi kai įsitraukęs ir atsiranda tie jausmai, emocijos, reakcijos, tada
tada, nu, tiesiog tada jausdavau, kad, nu, kyla įtampa, stresas, nuovargis ir, nu, man tai būdavo priminimas, nu, sugrįžti. Ir kas įdomu, nu, aš gal čia taip per garsiai pasakysiu, kad tas stebėtojas be vertinimo, nu, man, nu, ten tokia kažkokia dieviška erdvė, kurie tada vis po truputį plečiasi jinai ir tada pamatai, nu, pasaulio harmoniją. Kad viskas vyksta savo laiku, viską, nu, turi savo priežastingumą ir kartais, kai net mes nematom tuo metu, kodėl tai vyksta ir pykstam ant tos situacijos, po tam tikro laiko, nu, tie piuzdės susidėlioja ir pamatom, kad ir tai, nu, turėjo būti. Ir skausmui yra vieta, ir liūdesiui yra vieta, ir džiaugsmui yra vieta būti. Ir netgi va tokius sunkius, netgi, nu, skausmą supratau, kad skausmas jis lyg tai mūsų jautrumą žadina. Kad po skausmo lyg tai, nu, jautresnė siela. Man po skausmo, po liūdesio, nu, gražiausia muzika iš manęs, nu, eina. Ir jeigu nebūtų skausmo, nu, mes tokie, nu, labai paviršutiniški vartotojai pataptumėm. Ir, nu, šitoje vietoje tai buvo toks, galima sakyti, valymas savęs nuo žinojimo, bet kokio žinojimo, nuo vertinimo, vat, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir vis didesnis toks prabudimas tokiam, nu, besąlygiškam stebėjime. Aš tai vadinu, nu, toks ir besąlygiška meilė, nes kai nevertini, tada tiesiog priimi visą tai ir grožį, ir purvą, ir pyktį, ir džiaugsmą. Ir tada, kai nevertini, tada gali daug giliau į visus tos fenomenus panerti, nes jeigu jie yra, nu, jie kažkokią paskirtį atlieka. Ir kažkaip, jeigu taip dabar vis tiek mes coachingo kontekste susitikom ir, nu, ir pas mane ateina mokytis ir kaip aš galiu mokinti nieko nežinoti. Bet tame ir yra, nu, vat, grožis, nes jeigu žmogus va taip nurimsta ir nustoja save vertinti, ten atsiranda toks besąlygiškas priėmimas. Bet jis tai nustoja net dėl to, kad aš jam pasakau, nustok vertinti, o dėl to, kad jis ateina su dideliu skausmu ar problema, ar su dideliu noru, bet aš, nu, ramiai, va, tai žiūriu. Ir jis per mano, nu, santykį į save, tokį, vat, ramų, besąlygišką priėmimą, lyg tai ir pats tada, nu, nuo tokios aistringos energijos nurimsta ir patampa stebėtojas ir savo tikslų, ir savo santykių, ir savo reakcijų, emocijų. Ir man tada gaunasi, kad coachingas tai ne apie pasiekimus, ne apie pokyčius netgi, o apie pažinimą. Apie pažinimą ir priėmimą. Ir kas įdomu, ir jeigu mes priimam taip, kaip yra, atrodo, ir nenorim to keisti, atrodo, tai apie ką tada coachingas, bet ten vyksta pokytis, vat, būtent tėkmėje, situacija pati išjuda ten, kur jinai nori būti. Mes tiesiog nustojam jai priešintis. Jeigu santykėje mes tiesiog kažką paleidžiam, ir viskas, nu, atsistoja į tas vietas, nu, kur yra tikrumas. Jeigu tas žmogus, kuris mums svarbus ir mes jo laikomės ir norim kažkaip, vat, išlaikyti ir mes jį paleidžiam, nu, jis atsistoja būtent ten, kur harmoningiausia vieta tam žmogui. Ir tada ir tai priimu. Jeigu kažkokia veikla, kuri mums nesiseka, ar darbas, kurį, vat, nu, per pastangas darom ir kuriame nuolat pavargstam, ir mes tiesiog, nu, leidžiam savo, nu, neeiti tą darbą, kur labai reikia eiti. Bet leidžiam, nes, vat, nu, toks, vat, jausmas, o aš nežinau, kaip turi būti. Ar reikia, ar nereikia. Ir tada gaunasi vienintelė navigacija, vat, šitam tokiam formate yra ne kažkoks užsispyrimas, ne tikslas, kurį mes per naujus metus savo iškėlėm, o vat, jausmas, kuris visada yra tuo momentu. Ir netgi jeigu pas mane kažkokia yra situacija, nu, santykė pakibusi ir aš noriu šiandien ją išspręsti, aš tai sustabdau, nes dabargi aš su to žmogum nesu, dabar aš jam neskambinu ir dabar nereikia skambinti. O rytoj, kai važiuosiu ir kai ateis laikas, nu, arba skambinti, arba neskambinti, arba susitikti, arba nesusitikti, aš tiesiog pažiūrėsiu į vidų ir ten bus, nu, visada labai aiškus toks, nu, jutimas. Bet tik tai vat pradžioj, nu, labai sunku į tą jutimą atsiremti, kai mes priprantam, nu, iš tokių taisyklių, iš tokių, vat, nu, kaip išmokintų programų elgtis. Bet kai tos programos arba jau nebeveikia, arba jau, nu, veda į kančią, tada jau toks atrodo, nu, vienintelis išeitis, nu, pradėti
Nu, tiesiog stebėt tos programos ir kas yra už jų. Ir jeigu taip sakyt, kad viskas yra programa, viskas yra idėja, konstruktas, koncepcija, ir vienintelį, kas yra tikra, tai yra intuicija, jutimas, kas gyva. Ir jis yra šią akimirką vykstantis dalykas. Čia ir dabar protas nedalyvauja. Čia ir dabar mes galim tik tai stebėti savo kvėpavimą, savo kūną, savo jausmus, netgi mintis, kurios kyla, jos atrodo pačios iš kažkokios energijos kyla, atranda formą ir jeigu mes stebim, mes nepriduodam jiem reikšmės, vertinimo ir tai yra kaip energijos tokios srautai, kanalai ir iš to stebėjimo ir tokio nevertinimo kažkaip daug gražiau viskas susidėlioja. Nes atrodo, ta energija ir yra tėkmės energija, o mes kai užleidžiam jai erdvę ir kažkaip susitarėm su savim elgtis iš jausmo, iš intuicijos, iš tikrumo, tada mes pasijungiam prie tos energijos. Bet aišku, ta energija, jos negali suvaldyti, jinai ne iš programos ir gal jinai kokį verslininką nuves ir jis pataps keliautojas arba menininku. O nors visą gyvenimą galvoja, kad turi būti verslininku ar teisininku ar kažkuo. Ir čia turit pasiruošti, kad kai nežinot, kaip turi būti, kažkoks per jūs pradės reikštis, nežinau, visatos planas, ar kaip kurie sako, jūsų sielos kelias ar širdies kelias atsivers. Ir ten gali, visi ankstesni statusai ar žinojimai, sugriūt. Bet jeigu protas ramus ir jeigu tas ego ar aš kažkaip, taip biški kaip išlengvėjęs, tai nėra skaudu. Ir tai negali būti šitas pokytis iš sėkmės į tėkmę, įvykti per dieną. Ir aš taip asmeniškai jį jau, gal pastebėdamas, kad tikrai laimiai, labai nedaug reikia. Tai taip pagalvoju, kažkaip taip apsigaunam, kad, dažniausiai... Laimės būsenai. Jo, laimės... Mes ieškom tos būsenos už brangiai nusipirkti, bet iš tikrųjų... Iš tikrųjų, jai reikia tik tai erdvės sustoti, atsimerkt, pajaust. O dabar pavasaris eina ir pas mus gerbės čia atskrydo. Ir nuo ryto jie klykia ir nežinau, man tai yra, atrodo, jie tiesiai į širdį, savo kliksmų ten pataiko, pažadina ten viską. Ir taip, ir jeigu nuimti visus, kaip turi būti ir ką aš turiu daryti, tada yra erdvės, išgirsti tą klikimą. Arba, vakar žinau, kad Vilniui ledai pajudėjo, bet pas mane dar, užšalus upė. Tai dabar, mano didžiausias noras ar poreikis, nepražiopsot, kai tie ledai su treksmu pradės judėti per upę. Ir viskas, ir tame ir jaučiuosi, kad aš gyvas. O kažkokį išpildyti statusą arba įrodyti savo, kad aš pakankamas, pripažinimą gauti, visa tai yra, iš to aktoriaus, kuris, nežinau, išaugo tokioj vaikystėje, kažko jam trūko, kažko jis ten nori įrodyti, bet aš dariau, kaip iš to personažo elgiausi, bet pilnatvės nepasiekiau. Tai laiku buvo, kaip pasakyti, laiku visi pamastymai, kad ta galimybė po truputėlį atėjo palaimos pojūčiui. Čia dabar truputėlį komentarus skaitysiu, nes Inga rašo, kad Indijoje yra Hanumanas, dievybės beždžionės galva. Jis labai įdomiai atsakė į klausimą, kas tu esi. Nepasakosiu visos istorijos, bet tikrai verta paskaityti tą pasaką. Tai čia visi, kas klausot, pasidalinimas. Na ir viena mūsų dalyvė Virginija dalinasi, kad savęs vidaus jausmas atėjo tik tai dabar, kai susilaužiau petį. Ir kaip bus, kai vėl reikės eiti į visuomenę, jeigu taip nebelėkti, o būti savyje taps kasdienybė. Tai irgi kažkoks būna taškas, kuris Aš galvoju, kad jeigu kartais mums ir priveda ar kažkokia liga, ar skausmas, netektis, ar bankrotas,
iš tikrųjų, jeigu viskas važiuoja ir džiugina, ten, nu, nieko nereikia, vat, keist, bet kartais, vat, nu, liga pristabdo ir jinai, nu, liga tai labai geras dalykas, nes jinai lyg tai priverčia mums, nu, pažiūrėti į save, kaip aš jaučiuosi. Kažkokia pauzė suteikia ten viskas ir tai yra sugrįžimas į save. Ir kai mes per ligą, nu, vat, pajaučiam palaimą, nu, vat, tokia besąlygiška vat, buvime šitam kūne, tai gal čia ir yra tokia dovana gyvenimo, kad tada mes jau žinom, nu, ko siekti. Nu, ir jeigu paskui, nu, aišku, reikia grįžti. Pas mane irgi 4 vaikai ir man vis tiek kažkur, nu, kyla nerimas, o kaip man užtikrinti tą saugumą. Bet netgi va šitoj vietoje aš, nu, daleidžiu, kad jeigu vat, mano tiekmė ves prie to, kad aš čia miške auginsiu, nežinau, bulves, pomidorus ir jeigu bet kokia veikla man, nu, eina per pastangas ir per tokį netikrumą, tai aš netgi, vat, nu, vaikų mamai pasakiau, nu nežinau, nu, praeiti metai buvo tokie biški suspausti, kad, nu, aš negaliu elgtis, nu, meluoti savo. Ir, bet vat, ties vaikų tiesiog pagalvoju, kad, nu, kad gal vaikai mažiau turės kažkokio finansinio parūpinimo, bet bus, nu, bet turės, nu, tikrą ir pilną, nu, tėvą. Ir kas jiems svarbiau, nu, nežinau. Ir kažkaip, nu, labai logiškai tada, vat, žiūrėdavau kiekvieną savo atsakomybę, kiekvieną savo įsipareigojimą, arba vat, tą, nu, kabutėse, kaip turi būti, ir jam tokį, nu, auditą. Nu, ir kažkaip, nu, viską, vat, nu, nėra vat tokios svarių dalykų, kurie mane dabar vat pasakytų, nu, tu turi taip elgtis. Ir išvestų mane iš tos, nežinau, kaip pavadinti, prabangos elgtis iš jausmo. Nes kai aš elgiuosi ne iš jausmo, o iš racionalumo, nu, pragmatizmo, nu, niekas už tai nepadėkoja. Dažniausiai aš kažkur į tą B tašką nueinu išvargęs, kad net nėra energijos pasidžiaugti tuo atėjimu. Visi klausytojai, aš tame tarpe ir visi klausytojai kažkaip džiaugiasi, kad, nu, vat, yra knygos, yra ten tas Faustas, kuris negali sustoti ir nurimto, vat, Olegas ne tik leidžia sustoti, bet dar ir skatina tai padaryti. Ir iš tikrųjų, turbūt šitas kelias į gyvenimą tėkmėje yra pirmiausia leisti sau, nes labai baisu sustoti, kai tu esi bėgime, kai reikia padaryti tą ir tą, užsidirbti tam tikrą kiekį pinigų, nes jeigu neužsidirbsi, o tai kaip aš pragyvensiu, o tai, na, ir tokių daug visokių proto sukurtų baimių, kad man, na, nepavyks, jeigu aš iš to lėkimo, iš to užburto rato išeisiu. Bet aš vat, noriu dar pasakyti, kad iš vienos pusės aš irgi taip, kadangi, nu, ir kaip coacheris, vat, nu, ir mes, nu, filosofuojam giliai ir dažniausiai taip atrodo, vat, mano ta, nu, siūloma strategija, nu, nesiūloma ne taip, kad aš noriu jums, nu, ją parduoti ar, nu, dalinuosi tiesiog asmeniniu. Bet kas vyksta, vat, jeigu taip žiūrėti, nu, daug kas kalba apie gausą, apie, vat, nu, efektyvumą. Bet kada mes einam iš to, kaip turi būti ir tada, nu, iš tokios atsakomybės ir pastangos, dažniausiai tai būna tokia, nu, sąmonė, jinai įsitempia, susiaurėja ir eina į tą vieną veiksmą. Bet energijoje mes, mes vargstam. Bet kai mes tiesiog, esam pilnume, džiaugsme ir tokiam, pakankamume, mums nieko netrūksta. Tada gaunasi, kad nušvyti akis ir žmonės, tai jaučia, ar tai būtų klientas, ar tiekėjas, ar kažkoks tiesiog pažįstamas. Ir dažniausiai žmonės eina, į energiją, į tą nuotaiką, į tą būseną, kurią spinduliuoja žmogus. Ir tada gaunasi, kad va šitoj vietoj, jeigu tas pats žmogus turi savyje, tą paradigmą, atsakingo tikslų siekimo, dažniausiai jis būna, toks biški kietas, biški toks labai stipriai sukoncentruotas ir, kaip aš vadinu, daug labiau mentalė, labiau protė. O žmogus, kuris paleidžia tą protą, paleidžia tos atsakomybės, jis toks būna, atviros širdies ir, toks kaip surferis. Tiesiog laimingas ir jis, laukia savo bangos. Ir jis dalinasi džiaugsmu. Tai man,
netgi vat nesenai ir su labai turtingais žmonėmis, kurie išėjo į tokį vat surfinimą, vat kalbėjom, kad aplamai vat šiais metais, nu irgi per naujus metus visi kelia savo tikslų ir aš vat per praeitus, nu kai pradirbau ir neturiu tikslų, neturiu poreikių, neturiu norų. Ir aš taip galvoju, nu kaip daryti, va dabar tokie atrodo iš gyvatės metų į tą ugningo žirgo, nu ir atrodo viskas bus į pagreitį ir visi sako, nu dabar vat viską, ką pradėsit, labai gerai seksis. Ir neradau, ir netgi pabijojau kelti tikslą, nes jeigu aš keliu tikslą, automatiškai lyg tai pas mane atsiranda poreikis ir tai, nu, tolygų nepilnumui, nepakankamumui. Bet jeigu aš sau neleidžiu, vat, nu, įvardinti, kad aš turiu, nu, kad einu į gyvenimą be poreikio, tik tai atliepti poreikį, vat, kur manęs reikia, aš duodu, manęs reikia, aš duodu. Ir įdomu tai, kad, nu, vat, tada toks atrodo, nu, spinduliuoja gaus. Vat kiek turiu, tiek duodu, vat kiek prašo, nu, atliepiu. Ir kuo daugiau duodu, nu, atrodo, iš visiškai, nu, netikėtos pusės, nu, kažkas pamato ir grįžta. Tik tai gal mes, nu, iš tikrųjų, vat, šitam pasaulyje dabar pripratom, kad, nu, vienintelė valiuta yra pinigai. Ir jeigu aš kažką duodu, nu, turi grįžti pinigais. Bet jeigu taip, nu, biški, vat, nu, pažiūrėti plačiau, dažniausiai tai yra tas, nu, džiaugsmas, padėka, kažkokia rekomendacija, pažintis, nu, vat, nu, ten yra labai daug tokių kaip formų gražos. Ir tada aš, nu, pažiūrėjau, kad pinigai, jie, nu, net ne pirmoje vietoje, o jie kažkur 5., 6. vietoje, nu, atsiranda iš tos mano atlėpio, nu, gražos. Tai vat, nu, irgi dariau tokius eksperimentus, kadangi garso kupolas, mes ten trečiadieniais grojam ir aš jau, nu, gal 2 metus, ten tiesiog yra dėžutė padėkos ir kur, nu, nėra kainos, nėra, o tiesiog dėžutė. Anksčiau, nu, ten kaina buvo, nu, padėka, ten 25 eurai. Va, o dabar aš ten net 25 išėmiau. Ir iš tikrųjų, nu, kažkaip, mažai moka. Ir kartais, nu, net, neapsimoka ant kūro. Bet tie vakarai tokie tapo, kad, nu, ir vaikai mano ateina, ir tokie kaip, nežinau, tokie kaip bendruomenė, kur tokia graži energija susigeneruoja, už kurią aš pats, atrodo, nu, galėčiau ir norėčiau sumokėti, kad tai patirti. Ir tada, nu, išeinu iš tokio, nu, net, nu, to komercinio, kur parduodu ir gaunu kažkokią prekę, išeinu į tokį dalinimąsi. Ir tos trečiadienius atvažiuoja, kažkas pyragą atveža, kažkas, vat, nu, vynuogių. Tada tokie jau ne iš karto į muziką krentam, bet tokie sharing circle, nu, pasidalinimų ratą. Tiesiog su paprastu, kaip jautiesi ir ko nori palinkėti vakarui ar savo. Ir tada, nu, taip žmonės, atrodo, širdimi susitinka. Ir aš tada, vat, dabar po truputį suprantu, kad vat, tai yra, nu, pagrindinė valiuta, kaip pasakyti, kurią mes galim pasiekti, jeigu, vat, nu, patruputį, vat, iš tos programos, nu, ne taip, kad pabėgsim. Jinai gali vykti, jinai niekur nedings, bet jeigu, nu, biškį save atlaisvinsim. Kažkokią dalį savo gyvenimo leisti pagyventi taip, suprantat, kad, nu, niekas nedings, nei klientai, nei darbai, nei prekybos centrai, ir ten be kažkokio daikto galima apsieiti. Čia va tas, vėlgi, aš klausausi, man gera, čia daug tame ir mūsų čiate pasidalinimų, kad gera klausyti ir labai, ir čia toks pat gyvas pavyzdys, nes knygų, kur čia Fromas paminėtas, kad turėti ar būti, tikrai daug knygų yra parašyta, daug žmonės važiuoja į Indiją patirti, į kalnus, į Tibetą, į dar kažkur ieškoti. Bet iš tikrųjų, nu, vat, Olegas gali surasti tuose hektaruose prie upės. Ir aišku, tai nėra, va čia tik pasakoja apie tą buvimą Olegas, bet pas jį yra ir tos veiklos, širdis neleidžia neveikti ir tų minčių, kurios ateina tokios šviesos į bendrystę, į dalinimąsi. Ir čia dabar jau tarp kitko klausiau, kur tas kupolas ir ar visi ten gali atvažiuoti. Tai Nu, trečiadienį, kiekvieną trečiadienį
iš tikrųjų, kai jį, pastačiau prieš 8 metus, ir ten kažkaip pirmas koncertas buvo trečiadienį, ir paskui savo galvoju, o kas jeigu aš kiekvieną trečiadienį, darysiu tokius vakarus, netgi jeigu žmonės neateis, grosiu erdvėj, ir kaip savo, nes per muziką, labai jautrumą lavinu. Ir tik tai per COVID, kai buvo toks griežtas lockdownas, ten, gal porą savaičių, net sąmoningai išėjau į tylą. O taip kiekvieną trečiadienį 7 valandą, ir jeigu jūs vesite Google Maps garso kupolas, tai ten pavilny jis yra, nuo centro gal 10 minučių kelio. Tai kiekvieną trečiadienį 7 valandą toks molinis kupolas, ir ten gal virš 100 iš viso pasaulio muzikinių instrumentų, ir labai tokia sakrali vieta. Ir tai rytoj trečiadienis, ir galit Kovo ateiti. 11 galima iki Vilniaus ir vakare į garso kupolą. O, net sunku kalbėti, nes labai norisi įsijausti, ir jau čia, šią minutę tiesiog leisti savo pajausti, kad tas gyvenimas fantastiškas. Aš tiesą sakant, man niekad jis ir jokiom sąlygom ir neko neveikiau gyvenimo, nes kai ieškai atsakymų, kai kažkur eini, kai kažko domiesi, toje veikloje yra, nekeliant savo kažkokio tikslo, kad per tiek laiko perskaityti knygą, kad dabar uždirbti tokią sumą. Kažkaip, kai leidi, nepasidarai tuo pačiu svarbiausiu visatoje, o leidi, kad ir visata ateitų į tavo pasaulį, tai jinai kažkaip ateina su gausa. Ir dabar turime NLP klubą, tai dalinasi vienas dalyvis labai aktyviai, jam patiko tokia NLP prielaida, kad visata yra draugiška ir dosni. Jeigu mes leidžiame jai tokiai būti, bet jeigu sakom viską aš pats, tai tada jinai nesikiša. Tai vėlgi, kiek tiki tuo visatos dosnumu. Gausos principas, tik tai jinai neatliepia į tą ego dalį. Jinai duoda ne tai, ko norim, o tai, ko mums iš tikrųjų, galim sakyti, paskirta. Ir kaip sakau, ir kartais jinai duoda netekti tam, kad mes išmoktumėm kažkaip būti su savim. Kartais jinai duoda skausmą tam, kad mes išmoktumėm atjausti ir arba aplamai jaust. Ir šitoje vietoje, visata jinai visada duoda. Tik tai dar toks tas arfromas turėti, būt, tai irgi mes galim, kada mes einam į tą veikimo principą, veikti, turėti, ten iš tikrųjų labai daug tokia, arba turiu, arba neturiu, ir tas visas veikimas, jis yra iš ego. Aš prisimenu, kai man, toks buvo, net atrodo, fizinis pojūtis, kai atrodo, bet širdis, jinai visada jaučia, ir jeigu žiūrėt gausą iš turėjimo, taip mes gal, ne viską galim turėti šitam pasaulyje, ir jis dėl to dabar ir viskas sproginėja, nes iš to turėjimo jau, atrodo, ribų, kad jau daugiau nėra kur paimti, ir visos šalis taip stumdasi. Bet jeigu taip pažiūrėt ir pereiti tą, būti, iš tikrųjų sunku, nes būti, kad protas nurimsta ir jau nenori nei veikti, nei turėti, ir tada mes būnam. Ir ten išsiplečia tokia amplitudė, visokių dirgiklių, kuriuos galim pajausti. Ir kas dar įdomu, ir ten atsiranda, aš nežinau, aišku, kai kurie galvos, kad aš čia jau nučiuožęs, bet man yra saldžiausia ta palaima, kada tame buvime sąmonė išsiplečia ir aš pradedu stebėti ir pastebiu ženklus ir toje absoliučią harmoniją, kada atsiranda tinkamas žmogus tinkamų laikų. Jeigu aš, vis tiek mano toks ne muzika, mano hobi ar veikla pagrindinė architektūra. Ir tokių, ir pastatų, ir su apdovanojimus pastatėm. Ir čia toks, nežinau, namukas įdomus, čia šeimos, bet statybose, architektūrai ten kartais būna, kažkokios lentos atsirado, kažkokie ąžuolai,
kažkoks žmogus ir kada viskas sueina į vieną gražų rezultatą ir, netgi tos lentos susipjauna taip, kad be atliekų. Man toks kaip kosminis orgazmas, kad atrodo, ne aš darau, o aš kaip per mane vyksta. Ir kada per mane vyksta ir pamatai va tokio magijos ar dieviškumo, va tokia absoliučia harmonija, atrodo, širdis taip džiaugiasi, nes tu supranti, kad tu ne vienas. Šitam pasaulyje ir tau nereikia kažką iškovot, kažko laikytis, kad vat šitoj vietoje yra kažkokia mums nepažinta harmonija, bet kai mes, paleidžiam kontrolę, paleidžiam tą savo poreikius ir pradedam jaust ir atliept be poreikio, tada matom, kaip viskas gražiai. Ir kada tą grožį ir visos puzlės sueina, tokie atrodo, kur žmogus, negali sustatyti. Tada aš visada juokiuosi, kad tas aukščiau, kuris sėdi dizaineris, turi ir skonį, ir humorą gerą turi. Ir kada, įeini į tokį formatą, kur atrodo leidi pasireikšti visatai ir gauni, tobulus, tokius kažkokius, išdėstymus, po truputį net atsiranda toks, žinot, aš nežinau, pasakė ir apie mano profesijas, bet ir Perų džiunglėse 3 mėnesius ajavaską gėriau, paskui dar mėnesį ir Nepalo Himalajus kalnus ten su šamanais apėjęs. Ir visus tos, dalykus man, kaip toks smalsumas vedė, kad ir galutinis taškas yra, patirti šitą gyvenimą kaip saugią vietą būti. Kai kurie, Bali sako, kad tai ir yra nušvitimas. Nušvitimas niekada mes viską suprantam ir viską išsiaiškinam šitam pasaulyje, arba viską išsprendėm. O kada atvirkščiai, tai yra saugi vieta būti ir nieko nereikia spręsti. Nereikia įsitempinėti, būti savo vienintelė versija, ne geresnė, ne stipresnė, ne greitesnė, o tas, kas esu, nes apie viską pasirūpinta. Ir aš turėjau vieną patirtį, kur, aš patekau, kaip į savo vaikystę, 4 metų, sėdžiu mamai ant kelių, jinai mane apkabinus ir tą apkabinimą jis toks buvo kažkoks, kaip metaforinis, kad atrodo, pati mama žemė mane apkabina ir tas vidinis jausmas, kurie turi vaikai turbūt, nežinau, iki 4, iki 5, iki 6 metų, kad pasaulis, kaip mama, saugi vieta būt. Ir man kaip domino, visas programas tos, kuriuos aš mokiausi, kaip įveikti, kaip suprasti šitą pasaulį. Ir į coachingą jau ir krūvą visų psichologinių knygų, ir Anthony Robinsoną, į coachingą konferencijų, po visą pasaulį, ten, nežinau, krūvą. Ir viską aš norėjau išspręsti šitą gyvenimą. Nes aš neturėjau tokio jausmą, kad tai yra vieta, kurioje saugu būti. Kad reikia nugalėti, veikti, siekti, pasiekti, tada tik turėsi, kai siekti ir pasieksi. Nes bazė yra kažkoks patirtas skausmas. Ten 4 metų vaikas tas, tada pamatė agresyvų tėvą, kuris prieš mamą buvo agresyvus. Ir tada aš netgi atsekiau tą momentą ir tada aš toks kad čia ne viskas taip paprasta. Ir tada man tada tas, galima sakyti, ir tas vaikystės, tas ir skausmas, padarė iš mane labai stiprią asmenybę, kad aš pažadėjau savo, kad, aš tėvų klaidos, nepakartosiu. Ir jau ten, 13 metų ten veždavau knygas iš Baltarusijos, pardavinėjau Kalvarijos turgui, paskui knygynus, 23 metų turėjau gamyklą ir ten 30 darbuotojų, Jiezne. Ten ir malkas į Norvegiją siūsdavom, ir Ikėjai tą medieną, džiovyklas pastatėm. Ir man buvo būtent iš to pavojaus, kad šitas pasaulis yra pavojingas, aš tapau labai stiprią, išugdžiau labai stiprią asmenybę. Bet paskui ant tiek stiprią, kad, aš pradėjau joje dusti. Net santykius aš taip supakuodavau kaip auksinį narvelį, kad, moteris netekdavo, savęs, nes, viskas taip teisinga. Bet, ir tada aš pamačiau, kad, mano didžiausia priklausomybė yra, mano kontrolė. Ir iki 35 metų aš negėriau, nerūkiau, nieko, viskas steriliai. Bet man pasidarė labai sausa ir paskui tada aš ir į džiunglės, ir į Himalajus ieškojau, kaip man išsiplėsti, kaip man paleist kontrolę ir patirti šitą gyvenimą pilnai.
ir su skausmais, ir su džiaugsmais. Nu ir tada vat kažkaip ir tėkmė atsirado. Tai ačiū labai už tokį gražų pasidalinimą apie tą tėkmę. Mes jau apie tėkmę šiemet kalbame antrą kartą, kas dalyvavot ir Pauliaus Ratės pristatymę, mes ten kalbėjom, na, tas žodis flow, tai ir srautas, ir tėkmė, tai ten Paulius labiau kalbėjo, kas pamenat, kas nepamenat, pasiklausykit, arba nedalyvavę, tai kalbėjo apie tas srauto būsenas, kurios tarsi tas energijos toks pliūpsnis, kuris atveria galimybę daugiau pamatyti, geriau suprasti, turėti energijos bet kokiam veiksmui, kūrybai. Bet kita vertus jis kalbėjo apie tą patį, kad kaučeris tik savo kelio pradžioje tik tai naudojasi technikomis labai intensyviai, struktūruotai, kad ta sesija turi pradžią, pabaigą, tokią tvarkas ir visa kita. Ir kuo ilgiau dirba tuo kaučeriu, kuo ilgiau jisai dirba su klientais, pradeda jo vidinė būsena keistis ir jis išmoksta būti tėkmėje šalia kliento, nu tokiu tingiu kauču, nes jeigu tu pajauti, moki įeiti į tą tėkmę, tai tu jau tuomet gali leisti lengviau ir klientui prisijungti prie tos tėkmės. Nu, tu tarsi kuri erdvę, kurioje yra saugu, bet ir tas žmogus galbūt pirmą kartą pajaučia tokį saugumą, atvirauti, kažką kalbėti ir dabar dėkojama už nebijojimą atsiverti, nes ramu. Man irgi labai gera Olego klausyti, bet aš suprantu, kad jam ramu atvirauti, nes viskas labai tikra, viskas labai atvira, nuoširdu ir tas palaimos jausmas, kurį pasiekiai bet kuriame darbe, tada, kai tu leidėsi savo būti tėkmėje, tai ir tą pilnatvę sukuria tokią, iš kurios nebesinori siekti, nebesinori rezultatyvumo ir tas išnyksta. Ir gal čia, ne dėl to, kad, šita tėkmė apie viską parūpins, ir ten, apmokės visas sąskaitas. Ne, tikriausiai, kad ne. Jo, bet vat, tiesiog, atsiranda dalykai, kurie, daug giliau paliečia negu sąskaitos. Aš netgi, nežinau, kažkaip pagalvoju, rezonuoja kažkam, bet ne iš reklaminės pusės, kai buvo tas COVID-as, lockdown ir, irgi per tokius webinarus dirbdavau su žmonėmis, žmonių grupės, toks kaip susitikimai tėkmėje būdavo. Ir paskui kažkaip jie taip ir sugulė į knygą. Ir paskui tokie ten dar pridėjo mano visokių pamastymų iš tų kelionių pas išminčius. Tai jeigu kažkas nori, taip giliau, į tą filosofiją, tai gali tiesiog asmeniškai parašyti ir tą knygą įsigyti. Žmonės sako, kad jinai kažkaip padeda iš tos kontrolės į tą tikėjimą pereiti. Tai čia ne iš reklamos, o tiesiog, toks resursas. Iš pasidalinimo, aš manau, kad visi ir supranta, nes gera klausyti ir žiūrint į besišypsantį Olegą lengva tikėti, kad ta vidinė būsena ir yra ta palaima, dėl kurios gyvename, bet tą patirti savimi, tai va čia kiekvienam yra savas kelias ir gal kažkam ir neimponuoja, gal dar jis yra tame klausimų laikotarpyje, kur dar atsakymai nepradeda ateiti. Na tai, yra laiko. Bet aš taip galvoju, kad aš irgi neįkritau į ją. Aš tik tai, aš neskatinu kažką keisti ir dabar paleisti visą kontrolę ir atsakomybės. Bet, žinot, kaip su kelionėm, yra galima nupirkti, all including 5 žvaigždučių viešbutį ir jūs žinot, kur važiuojate, į kokį pastatą, kada pusryčiai, kada pietus, o būna kelionės, piligriminės. Tai mūsų gyvenimas irgi, jis gali būti visas toks sudėliotas, bet mes galim tokį kaip test drive, pavyzdžiui, rytoj išeiginė ir mes dažniausiai žinom, ką veiksim. Bet jeigu savo tokį susitarimą duot, tam protui irgi reikia terminuoto tokio, jis bijo iš karto atsisakyti kontrolės. Bet jeigu tiesiog su juo susitart, vieną dieną aš pagyvensiu iš jausmo.
Ir jeigu jūs atsikeliat ir tas jausmas, kad, nu, nenoriu keltis, ir leiskit. Ir tiesiog jūs pažiūrėsit, vat tą dieną, į kokią kokybę jūs ateisit. Gal jūs norėsit paskui patestuoti 3 dienas, gal savaitę. Ir gal tiesiog, ir tada mes visada renkamės tai, kas mums malonu. Nu, mes grįžtam į tokį būvį. Tai vat kartais mes tiesiog, užsisukam, į tą įprastą gyvenimą, išmokintą gyvenimą, net neduodami savo šansą pabandyti kitaip. Tai vat, atraskit kažkokį kontekstą, kur galit, tėkmės, ar iš intuicijos, ar iš jausmo, tokia, kartais tai vadina, taigi egoistinis labai, ten manęs turiu pas mamą nuvažiuoti, ten pas anūkus, pas vaikus, bet pabūkit sąmoningai kažkokį terminuotą laiką egoistų, ir jūs pamatysit, kaip aplinkai bus gerai, kada jūs būsit pilnume, kada jūs būsit susitaikymę su savim, kada, ir automatiškai ir su išorė. Bet klausant Olego, aš dar visiems noriu pasakyti, anekdotas yra toks, viso nepasakosiu, tik pabaiga, kai klausia, o tai ir taip galima? Tai čia visas Olego pasakojimas yra atsakymas, kad galima visaip, jeigu jūs iš tiesų norite savo gyvenimo, tai jūs jį ir gyvenkite. Taip paprasta. Ir jeigu pas jūs dirbate su žmonėmis, pas jūs ateina žmonės, jūs leiskite ir jiems gyventi. Tai nuo to tik tai gerėja ta aplinka, kurioje mes esam. Ir labai dabar toks laikas, aš nežinau, aišku, žmonės ten, skirtingus, bet yra tie, daug kas apie prabudimą, apie tos dažnius, kad, ir žemė tos dažnius keičia, ir tuo pačiu, tas, mentalinio pasaulio, forma, jinai, patiria dabar, atrodo, tokia, kolapsą, kad, tai, atrodo, jeigu likti protė, ten tas pagreitis ir tas chaosas tik tai didės, ir kančia didės. Ir bet jeigu dabar išeiti į tą jausmą, būtent aš nežinau, kaip turi būti, bet kai nežinau, kaip turi būti, tada atrodo viskas, kas vyksta, turi planą kažkokį aukštesnį. Ir tada ta visa išorinis, tas chaosas, jis nepereina į vidų, nes viduje yra tikėjimas, kad tai yra, dalis kažkokia gražaus, totalaus proceso, ir tada tie lokaliniai dalykai, tos dienos ar mėnesio ar savaitės, jie nepereina į vidų, ir niekas nežino, kiek mums čia gyventi, ar tos bombos daskris ar nedaskris, bet nors iki to pagyvenkim pilnai. Tai toks atrodo labai tinkamas laikas sugrįžti į save, į savo jausmą, ir net nevadinu tai egoizmu, nes kai mes elgiamės iš jausmo, iš intuicijos, kaip sako, ten Birutės siela, Olego siela, aš kažkaip jaučiu, kad sieloje ten yra vienis, ir ten yra harmonija. Jeigu aš atliepiu savo jausmui, automatiškai atliepiu visam tam dieviškai harmonijai. Nes, Dievas su mumis per tą intuiciją ir per jausmą, į tą identitetą įeina. O jeigu mes nevadovavomės, jausmų, tai mes vadovavomės, atstovaujam kažkokią programą, ar tėvų, ar mokyklų, ar tiesiog, baimės programą. Tai sugrįžimas į save, man tolygu, tai yra sugrįžimas, į vienį, į Dievą, į tokią kažkokią bendrą, sąmonę, organinė, ne mechaninė, o organinė. Taip, labai dėkinga, Olegai, kad ir sutikai pasidalinti tomis mintimis ir kad galėjom paklausyti, išgirsti, o kažkam jau išbandytos patirtis, kažkam galbūt pirmą kartą išgirsta ir skamba visiškai nerealiai ir kaip nesąmonė. Manau, kad tikrai įvairių klientų yra. Bet tas tokia užduotėlė, aš manyčiau, nuo Olego visiems, kas norėtumėte išbandyti naują gyvenimo būdą. Aš nežinau, kaip turi būti. Su šituo sakymu.
Ir netgi ne taip, kad rytoj išeiginė ir pabandom iš jausmo, bet netgi jeigu yra konkreti situacija ir jau atrodo nežinot, kur dėtis, ten į dešinę, į kairę, prisiminkit tą momentą, kad vidus visada žino ir jeigu tiesiog duoti savo biškį erdvės ir pažiūrėti, ką jausme nori. Ir ten visada būna, labai toks, vienas atsakymas. Jis kartais būna, toks, netinkamas ten, tai programai, protui, bet yra taip, nežinau, kažkaip norisi, nežinau, padrąsint, bet čia, ką drąsint, ten geras žodžiu. Kam laikas, tas išgirdo, kam nelaikas. Ne, kažkas sako, išbandžiau, patiko ir vis kartoju, vadinasi, iš Diana tikriausiai Olego mokinė. Ir dabar klausimas, o kaip tą vidinį jausmą geriausia pajausti? Jausmą pajausti. Žinot, jausmas jis visada yra ir mes jį jaučiam tik tai dėl, tokio nuolatinio triukšmo, nėra erdvės į jį prasiskverbt. Ir tas triukšmas tai yra ne tik tai išorinis, kur patarimai, knygos ir ten, visas Facebookas, bet dažnai tai būna, ir viduje, tas dialogas minčių, tai irgi yra triukšmas. Ir aš nežinau, kiekvienas turi kažkokias savo praktikas, kažkas ten uždega smilkalą, žvakę ir kažkokią, muziką tokią švelnią. Man veikia labai, dabar, kartais savaitę į pirtį nueinam ir kada, į pirtį gerai pasišildai ir paskui išeini į šaltesnį orą ir taip tiesiog tada atrodo tas temperatūrų skirtumas ir patenki į tokią euforiją. Kartais būna, aš žinau, kad stipriausia, ir daug tokių dvasinių mokytojų, kad būna toks laikas, tai man Baly, kai buvo, aš kiekvieną naktį prabundu 3 valandą nakties ir tada viską atrodo, kas buvo diena, tos ar mintis, ar situacijos. Ir ten būna toks, kad ir atrodo žemės energija tokia nurimus, nauja diena dar neprasidėjo, o sena jau klik baigėsi. Bet ir vidinė tokia būsena švari nuo minčių. Tai galit pabandyti, jeigu toks globalus klausimas, toks svoris, ten nežinau, tęsti santykį ar netęsti, išeiti iš darbo ar neišeiti. Pastatykit žadintuvą 3 nakties, kada tas protas jau atrodo miegantis pusiau, bet jūs atsikeliat, bet ten nėra triukšmo. Tai pajaust, mes jaučiam tik tai kaip tą erdvę suteikti. Tai aš būtent dėl to, kad jaustų ir pamilau buvimą gamtoj, iš vienos pusės, atrodo, mano visas tas efektyvumas čia krenta ir, ta personažas, ten rėkiant, Olegai, ką tu čia, 3 vištas turiu, bet man, tai yra ta erdvė, kur aš, atrodo, labai, dažnai ir stipriai jaučiu save. Ir to triukšmo vis mažėja. Tai tas jausmas tai yra tik tai, kaip suteikti savo kažkokią erdvę, ar į gamtą pasivaikščiot, ar kažkokį, nes jaučiam, tai mes visi jaučiam, tik apkrautai triukšmų labai. Na kągi, labai dėkinga už pasidalinimus ir dar turite progą, žiūriu visi laikroduką, dar turite progą porai klausimų Olegui. Ir artėsime į pabaigą, nes su tiek minčių, kiek dabar gavote, kuriom pritarėt, kuriom nelabai, kurios nesuvokėt kaip realizuoti, ar jau labai norisi išbandyti, tai visi su skirtingais potyriais ir su skirtingom mintim išsiskirstysim, bet dar galim pasiklausti. Ar turit klausimų? Tuo labiau, kad Ir gali gyvai pasiklausti, kam ten rašyti. Galima ir gyvai paklausti, bet dar ir čatas turi tą funkciją, nes galima dovaną gauti ir netrukus sužinosite, kokia dovana gali laukti vieno iš rašančiųjų. Tai ar turite klausimų? Ar tik dėkosime ir keliausime į pabaigą? Dėkoja, linkiu, kad taip ir toliau, ramiai ir harmoningai. Man tai patinka, kad klausimų nėra, reiškia protas nurimo.
Taip, va, Jaučiam. jo Rita dėkoja už priėmimą prieš daug metų, kai atvažiavo su Olardu Diksonu ir dar buvo Oržakas ir visi grojom, buvo nuostabu. Tai va, taip įsivaizduoju, kad daug metų ta padėka, kaip ir mano glūdi širdį, nuolatinis pasidėkojimas, tai visi jaučiam rašo, kaip. Aha, klausimas, kaip reagavo jūsų artima aplinka į jūsų pasitraukimą? Na, tas pasitraukimas, aš turbūt suprantu taip, kad, na, va, į tą pievą šalia upės iš miesto. Aš nežinau, kad kaip tai nebuvo staigus atsitraukimas. Aišku, aš sutinku, vat, pavyzdžiui, verslo draugus, su kuriais ten prieš 15 metų, kai kurie taip pakomentuoja, sako, nu žinai, aš turiu vat, daug viską, bet sako, stebiu tave per Facebooką, tu įdomiai gyveni. Jie visi gali, atvažiuoti, bet iš tikrųjų niekas kažkaip nereaguoja, nes, taip visi užimti savo problemam, klausimais ir kur tas Olegas, vis tiek pasiekiamas skambučiais, o jeigu nori, tai visada gali ir, paskambint. Nėra tokio atsitraukimo, gal netgi atvirkščiai, atsitraukęs į save, aš dar labiau ryšyje. O knyga vadinasi Tėkmėje, taip ir vadinasi. Tėkmėje. Na, bet rašo, kad labai, labai gera klausytis, Olegai, dėkui gera. Aš noriu pasakyti. Ir Va, ramybė. Alma nori pasakyti. Labas, Alma. Labas, Olegai. Nežinau, gal ar tu mane Prisimenu iš Panevėžio. prisimeni? Va, ačiū Dievui. Tai va, noriu pasakyti, kad Olegas mane visada skatino rašyti. Sakė, rašyk, rašyk, rašyk. Tai va, vienas iš tų būdų buvo dėkingumas ir rašymas. Tai, žodžiu, rašau, taip save irgi realizuoju, taip save nuraminu. Ir, žodžiu, stebėjau visą tavo kelią ir statant namą, ir visą tą transformaciją tokia labai įdomi, gražiai, tą ramybę. Labai labai tikrai didžiuojasi ir labai džiugiuosi, kad buvau tavo mokinė. Kad labai mano mokytis ir tebesi. Na va, didėja mokinių ratelis. O dabar klausimas, kaip ir kur įsigyti knygą? Lengviausia, tai jeigu man asmeniškai parašysit ir aš išsiųsiu per Omnivą. Kažkaip pas mane ten, nes aš nežinau, kažkur gal knygynuose irgi yra, bet žinau, kad pas mane yra, tai čia lengviausia. Taip, Olegas. Ir su parašu išsiųsiu. Jo tikrai lengvai pasiekiamas. O dar yra toks pasidalinimas, kad sunku suderinti tą tokią gerumo, dėkingumo būseną su realiu gyvenimu ir likimu, kai reikia galvoti apie finansinę gerovę, vaikus, o taip norėtųsi gyventi kaip Olegas. Man kartais būna taip, nenoriu pažadinti savo to gerumo, kažkokį sunkumą, bet aš pats, irgi to likimą, tiek daug turėjau ir turiu netgi. Ir iš tikrųjų tas likimas, ir yra, aš kartais, darau netgi, daugiau kažkokių ar susitikimų, ar, dalykų. Tik tai aš sakyčiau, kad tas atsitraukimas tai nėra išėjimas iš to bėgimo. Tik tai, tas bėgimas gaunasi, aš kaip vadinau, yra aktorius ir yra režisierius. Jeigu jūs atsitapatinat nuo aktoriaus, jis nenukrenta. Dabar aš vadinu, kad Olegas man tik tai įrankis, kūrybinis įrankis. Olegas tai idėja, o tikrasis aš, yra tam jutime, tam buvėje, kur yra toks, atrodo, be vertinimo. Tai tas atsitraukimas, tai yra, jūs neišeinat į mišką. Aišku, miške ten yra, resursas ir ta ramybė, ir tos erdvės, kad išgirs save, pajaus save, jos reikia. Bet, žinot, visada atsakymas į kaip ateina lengvai, kada yra atsakymas, vardan ko. Tai aš buvau priremtas to, kad arba aš sirgsiu, arba aš susipyksiu su savim ir su išorė, ir vaikai matys piktą tėvą, arba aš tiesiog atsitrauksiu netgi nuo tų pačių vaikų, kad susitaikyti su savim, kad būtent dėl jų aš, galima sakyti, einu į save. Tai čia tėvai, aš pertraukiu, atsiprašau, Olegai, bet būtent tėvai, ką geriausia vaikam gali padaryti, tai eiti tuo savęs pažinimo ir savęs nusiraminimo tokiu keliu, kad ir vaikai turėtų
galimybė Man taip pažiūrėti. įdomu, ir paskui, kai išeinu iš tų programų, paskui, dabar savaitgalį buvo, Almai bus įdomu, 41 laida jau coachingo, 2 modulis, ir žinokit, ir ten jau tokia totali tėkmė, kad netgi mano vaikai, 15 metų dukra jau 3 laidą eina ir jinai daro sesijos grupelėse, bet ten dalyvauja ir 7 metų sūnus ir 8 metų dukra, ir ta dukra didžiausia mokytoja visiems. Nes jinai tyra, jinai dar, neapsunkinta ir jinai taip, iš širdies, bet paskui ten susigeneruoja tiek kažkokios, nežinau, meilės energijos, tai paskui važiavom į Kaziuką vakare ir jinai 20 minučių dainavo ir melodingai, ir kad kaip jinai myli tėtį, paskui aš perėmiau myliu Ūlą, o jinai, šalia myliu, ir aš tiesiog tokia ir galvoju, bet tai ne taip, kad nes kai mes leidžiam viskam būti ir išeinam iš to, kaip turi būti, kad atrodo, ten taip viskas gali susijungt jausme. Tai tai aš kaip sakau, kaip tai padaryt, manau, kad pradžioje reikia atsakyti, kad ant kiek jums reikia tą daryti. Išsilaisvinti nuo to proto, nuo programos, nuo to personažo. Ir jeigu tai man labai reikėjo, kažkaip siaura pasidarė, kaip tokie maži batai. Aišku, ir gal Ingos čia toks apibendrinimas gražus, kad gal nereikia bandyti gyventi kaip Olegas, kiekvienas turime savo kelią ir atsakomybę, svarbiausia pasiimti tai, kas tave įkvepia, truputį daugiau ramybės, dėkingumo ar sąmoningumo kasdienybei. Žodžiu, kiekvienam savas kelias, bet suprantant, kad ir taip galima. Jo, dėkingumas, labai gražiai pavadinai, dėkingumas tai yra, prieš miegą visada atsigulu ir tiesiog padėkoju, bet ne taip, kad abstrakčiai, o net, praeinu tas, ir atrodo tada į sapnus nunešu, ne trūkumus, o kažkokią tą gausą. Ir tai yra energija. Ir dar paskutinis klausimas, ar galite įvardinti, kiek laiko aktyviai, o kiek laiko tėkmėje būnate, kad jaustųsi tokia flow būsena, ar jau apskritai visuomet, ką bedarytumėte, esate tėkmėje? Įdomu, aš kai iš miesto atvažiuoju į gamtą, man pusė dienos tokios adaptacijos, nes atrodo vis tiek tas miestas kamščiai, toks, į tokią struktūrą, į tokį kietumą atneša. Ir tada aš ateinu ir tada atrodo, reikia tą daryti, bet neteka. Tada leidžiu savo, prisiminti, kad, paleisk. Ir paskui, tai man tėkmė, kada energija eina, priekyje ir jinai mane veda. O iš pastangos, kada turiu per valią. Tai jeigu biškį pristabdyti ir leisti, ir sulaukti, kada atsiranda, energija, ar ta idėja, ar, jausmas veda, ir jūs tada atliepiat, tada jūs jau tėkmėje, nes tėkmė tai nėra, kad aš sėdžiu prie upės ir žiūriu į tėkmę. Iš tikrųjų, joje aš 2-3 kartus efektyvesnis, nes tada, kaip sakau, ir tas sinchronas su situacija, kad atrodo viskas atliepia. Jo, aš nesipriešinu gyvenimu, o einu ten, kur lengviau, ir gaunasi paskui, kad ten atrodo ir reikėjo. Bet šiandien, tėkmėje, 4 priekabas malkų atvežiau iš miško. Tai vėlgi ne vien sėdėjimas lotoso pozoje. Ir ką, artėjant į pabaigą mūsų šito webinaro, mano didelis prašymas pasidalinti arba šitą nuorodą nusikopijavus, arba laiškuose, kuriuose yra nuoroda į kitus webinarus, kiekviename laiške yra ir įrašų nuorodos, ir yra pasidalinimas. Atsiliepimo forma, kur galite pasakyti, ką įdomaus, ką vertingo išgirdote tam, kad dalintumėmės šitą žinią ir su kitais. Ir kas dar šiandien paskutinis geras akcentas, Olegas šiandien dovanoja coachingo sesiją tam, ką mes netrukus
surasime. Tai dabar iš visų tų klausimų, pastebėjimų ir pasidalinimų, kas vyko čiate, tai aš lėtai su Pelyte bėgsiu per tuos pasidalinimus, o Olegai prašau kažkuriuo metu, nes aš dabar jau užsiėmiau šituo bėgimu, Pelytė juda, o kada pasakysite stop, tai tada aš ir sustosiu. Ir tas žmogus ir bus kažką gavęs. Tai bet kuriuo metu galiu pasakyti. Jo, bet kada bus stop, tai tada ir bus. Nu, stop. Na ir Pelytė Donata. Ar turime Donatą? Taip, esu, labas vakaras. Labas Labai vakaras. malonu. Donata, ar tinka jums Olegos sesija? Fantastika, be galo, labai džiaugiuosi. Gerai, Donata, tai tada jūs man parašykite, dabar galvoju, parašykite kur, birutė.velikienė@gmail.com, parašykite tiesiai ir tada aš perduosiu Olegui, bus paprasčiau. Gerai, ačiū labai tada. Parašykit. Na va. Dėkui. Tai toks šaunus vakaras ir mūsų nugalėtojai. Labai dėkui Olegai už tą erdvę, kurią čia sukūrei visiems, nes, na tiesiog, visi puikiausiai pajuto, kas tai yra, ta ramybė, nežiūrint, kad mes nuotoliu susijungę, bet labai daug už patirti džiaugsmą širdimi. Dėkoja, kad esat, už pabuvimą tėkmėje, su dėkingumu ir kad rezonavo ir daug tų gražių žodžių, širdučių, bučkių. Tai su dideliu dėkingumu atsisveikiname šiame seminare ir laukiame kituose seminaruose. Tai taip, kad iki, sakau visiems. Ačiū labai, ačiū ir už laiką, ir priėmimą. Kažkaip labai gera buvo dalintis, visiškai nepavargau. Tai gera dalintis ir mes labai laimingi.